Antroji kronikų knyga, 16 skyrius. 36 Asos karaliavimo metais Izraelio karalius Baša užpuolė Judą ir statė Ramą, kad niekam neleistų išeiti ar įeiti pas Asą, Judo karalių. Asa, paėmęs sidabrą ir auksą iš viešpaties namų ir karaliaus namų, pasiuntė Sirijos karaliui Ben-Hadadui į Damaską, sakydamas: sudarykime sąjungą tarp manęs ir tavęs, kaip buvo tarp mūsų tėvų. Siunčiu tau sidabro ir aukso. Sulaužyk sąjungą su Izraelio karaliumi Baša, kad jis atsitrauktų nuo manęs. Ben-Hadadas paklausė karaliaus Asos ir pasiuntė savo kariuomenės vadus prieš Izraelio miestus. Jie užėmė Ijoną, Daną, Abel-Maimą ir visus Naftalio sandėlių miestus. Izraelio karalius Baša tai išgirdęs liovėsi statęs Ramą ir pasitraukė. Karalius Asa, surinkęs visą Judą, paėmė akmenis ir rąstus, kuriuos Baša naudojo statybai, ir jais sutvirtino Gebą ir Micpą. Tuo metu regėtojas Hananis, atėjęs pas Judo karalių Asą, jam tarė: kadangi tu pasitikėjai Sirijos karaliumi, o ne viešpačiu savo dievu, Sirijos karaliaus kariuomenė ištrūko iš tavo rankų. Ar etiopai ir libiai neturėjo didžiulės kariuomenės, kovos vežimų ir raitelių? Kadangi pasitikėjai viešpačiu, tai jis juos atidavė į tavo rankas. Nes viešpaties akis stebi visą žemę, kad parodytų savo galę tiems, kurių širdis yra tobula prieš jį. Tu pasielgiai neišmintingai, todėl nuo šiol turėsi daug karų. Asa, užsirūstinęs ant regėtojo, įmetė jį į kalėjimą, labai ant jo supyko. Tuo pačiu metu Asa žiauriai elgėsi ir su kai kuriais kitais savo tautos žmonėmis. Visi Asos darbai yra surašyti Judo ir Izraelio karalių knygoje. 39 karaliavimo metais Asa susirgo sunkia kojų liga. Tačiau jis ir sirgdamas neieškojo viešpaties, bet kreipėsi į gydytojus. Asa užmigo prie savo tėvų ir mirė 41 savo karaliavimo metais. Jį palaidojo kape, kurį jis buvo pasidaręs Dovydo mieste. Kapas, kur buvo paguldytas jo kūnas, buvo pripildytas įvairių kvepalų. Jo garbei buvo sukurtas didelis laužas,